IB, tikras tarptautinis b-boyingo eventas. Labai svarbus, aš galvoju, breikeriam ir breikerių tobulėjimo renginys, kuriame susirenka iš tikro visi entuziastai ir atiduoda labai daug savęs tenai. Norėjau sudalyvavau 3 rungtyse - solo b-boy, footwork ir top rock'e. Penktadienis buvo tik atvažiavę ir penktadienį buvo top rockas. Top rocko galbūt labiausiai tikėjausi, ir footworką dar daug tikėjau, bet šiaip iš top rocko daug tikėjausi, nes man patinka šokti ir tikrai stengiuosi su muzika šokti. Ir penktadienis buvo geras, nukeliavau, iš pradžių patekau į 16-uką, pavyko, nes baisu buvo, bet pavyko, kadangi atsipalaidavau ir gerą gabalą užleidau ir mačiau, kaip daugelis neklauso muzikos, tai aš pabandžiau tiesiog šokti su muzika ir man pavyko 16-uką patekti. Tada pirmą betlą nurungiau vieną merginą, kuri šoko irgi labai gražiai, tvarkingai, bet neakcentavo tam tikrų galbūt akcentų muzikai. Aš konkrečiai daug trumpiau pašokau ir įvertino teisėjai ir 8-uką patekau. So upset cause I want to know why. Tell me why should I never know. No. Loud. Lithuania. Nesiparinti, iš tikrųjų, nesinervinti, nesijaudinti ir kuo labiau atsipalaiduoti. Dirbti ties tuo, ką mokinasi žmonės. Ir atsipalaiduoti pagrindė, nes kaip ir teisėjai sakė, kad natūralus atsipalaidavimas žmogus turi matytis. O technika, kryptis, nusiteikimas, visa kita jau irgi prisideda, bet pagrindė atsipalaiduoti, kad nebūtų perdėto stengimosi kažką įrodyti. Tai va, solo b-boy buvo ypatingai sunku, kadangi atrankos vyko rateliuose, o rateliuose buvo mėsmalė. Iš tikrųjų, lindo visi per galvas ir tu turėjai būti tiek techniškai tvirtas, tiek emociškai. Nes buvo labai žulių b-boy, kurie lindo visiškai tenai ir negalvoja apie kitą ant galvos ir taip toliau. Ir buvo tokių, kurie tiesiog laukė savo momento ir padarė 2 išėjimus ir pateko toliau. Tai įsitikinau, kad nereikia persistengti ir daryti 17 išėjimų. Kai duotas yra laikas, užtenka 2 tvarkingų nuo iki išėjimų ir tu praeisi. Protingai reikia pašokti. O kad protingai pašoktum, protingai dirbti ir treniruotis. Panašiai atranka buvo per cypherius ir footwork'e. Footwork'e buvo dar baisiau. Po 100 dalyvių visur ir rateliai metro skersmens daryk tu ką nori.
turi taip susiprastinti, kad ir teisėjai pamatytų, ką tu darai, nes teisėjai laksti nuo vieno ratelio prie kito ir tu pats turi parodyti savo geriausias pusės, o teisėjai ką jie gali arba pamatyti to geriausiai šeimą arba blogiausiai. Tai nei ten toliau nepavyko nukeliauti, bet džiaugiuosi, kad pavyko pašokti. Tokio įtampoje, kaip sakant. Galvoju, iš tikrųjų tokia atranka yra gal ir gera, kadangi išbando daug tavo savybių, daug breikerio savybių, kurios rateliai yra vienas iš esminių elementų mūsų kultūros. Tai jie ir toliau eina prie tokių atrankų, kad žmogus kaip gatvėje išsikovotų ratelyje savo vietą toj dvikovai. Gal ir gerai, bet tam labai reikia ruoštis, reikia daug betlinti stresiniam aplinkybėm, netikėtai, trumpais, ilgais, visaip kaip. Labai daug reikia ruoštis iš tikro. Aš per mažai buvau pasiruošęs tam, nes nepratęs taip dar betlinti. Reikia sistemingai daug dirbti. Ne šiaip atėjus valiotis ir šokti, bet sistemingai atidirbinėti tam tikrus judesius, kad bet kada tu galėtum juos padaryti. Čia pagrindinis dalykas. Jis atviras dalyvavimam visiems, bet kažkodėl lietuviai nedrįsta iš Lietuvos važiuoti ir čionai. Kas atrodo patogiausiai, jiem galbūt ir sėdi. Nebando daugiau siekti, bet išvažiuotų tikrai daug daugiau, jeigu ir nelaimėtų, bet daug daugiau pasiektų ir tobulėjimas būtų velniškai didelis. Jeigu išvažiuotų kuo daugiau žmonių. Užsienį pažiūrėti, pašokti, sudalyvauti. Tik važiuokit.